Tai manau, jau galim pradėti, jau pusė, jeigu kas dar jungsis, tai pridėsiu žmonės. Tai sveiki, esu Monika, tenė konsultantė ir šiandien pristatysiu Jums Masterchef probleminės odos fitokorekciją kasdieniai jūsų odos priežiūrai. Tai šita linija yra būtent skirta ir yra idealus pasirinkimas odai linkusiai riebaluotis, tiems, kas dažnai susiduria su odos netobulumais, inkštiriukais, pogeliais, randais. Ir taip pat tie, kas nori turėti lygią odą ir išpuoselėtą ir be makiažo. Tai radau tokios biški statistikos duomenų, tai 8 iš 10, 12-25 metų amžiaus žmonių kenčia nuo aknės ir jos padarinių. Tai odos netobulumai gali taip pat neigiamai paveikti ir gyvenimo kokybę ir netgi sukelti psichologinį diskomfortą. Ir taip pat dalis žmonių ir vyresnių, net 30-40%, taip pat susiduria su odos netobulumais, kas tikrai yra ganėtinai daug. Ir vienas veiksmingiausių probleminės odos priežiūrų būdų siūlo pati gamta. Tai Masterchef linija yra sukurta atsižvelgiant būtent į probleminės ir riebios odos poreikius. Ir kokie pagrindiniai veiksmai skatinantis šį odos netobulumą, tai yra hormonų svyravimai, brendimo, nėštumo metu, taip pat netinkama odos priežiūra, įskaitant ir spuogų spaudimą, veido lietimą nešvariomis rankomis, nesubalansuota mityba ir taip pat netinkama kosmetikos naudojimas. Tai riebalinės liaukos natūraliai gamina odos riebalus ir padedančius saugoti odą ir neleidžia jai išsausėti. Todėl netinkama odos Juodas priežiūra, šokoladas, supratau. Ačiū. prašau įsijungti mikrofonus, tai netinkama odos priežiūra būtent ir skatina odą gaminti tirštesnį odos riebalų perteklių, kas ir sukelia būtent visokius netolygumus odos. Tai kompleksinis požiūris į odos priežiūrą, tai yra rekomenduojama naudoti kokybiškos kosmetikos produktus, tai pavyzdžiui, Masterchef serijos linija yra būtent specialiai ir sukurta šiai problemai, išsianalizuoti pat ir savo mitybos įpročius ir kuo mažiau liesti veidą rankomis. Ir riebios odos priežiūros esmė tai yra natūralaus odos riebalų gamybos balanso palaikymas. Tai būna žmonių, kurie pernelyg kruopščiai net prižiūri veido odą, taip ją išsausindami ir tada dar labiau oda pradeda gaminti tas riebalus ir tada irgi skatina būtent spuogelius ir inkštirus. Ir taip pat rekomenduojama yra visada naudoti visą veido liniją, kaip ir yra Masterchef, nes vienas produktas gali padaryti tam tikrą laikiną pagerėjimą, bet visada rekomenduojama naudoti visą pilną liniją. Tai iš Masterchef pirmas produktas, tai yra pirmas toksai žingsnis, tai yra gilus valymas, yra prausimosi gelis. Tai šis prausimosi gelis nepažeidžia odos barjero funkcijų, bet taip pat veiksmingai šalina odos nešvarumus. Jis specialiai sukurtas kasdieniam odos prausimui ir taip pat tinka ir bet kokio amžiaus žmonėms. Tai jisai normalizuoja riebalų liaukų veiklą, ramina odą, mažina paraudimus ir taip pat grąžina odai gaivumą. Antras žingsnis būtų veido odos priežiūra, tai locionas veido odai linkusiai į aknę. Jisai taip pat šalina odos riebalų perteklių, taip pat atkuria odos pH balansą, gaivina ir tonizuoja. O augaliniai ekstraktai ramina odą ir mažina paraudimus. Trečias žingsnis tai yra labai svarbus drėkinimas. Daug kas galvoja, jeigu turi riebią odą, tai nereikia odos drėkinti. Bet kaip tik riebi oda ir naudojant specialias priemonės gali ją kažkiek pasausinti ir gali būti jinai dehidratuota. Tai riebią odą taip pat yra labai būtina drėkinti. Ir trečias žingsnis yra drėkinimas veido kremos nuo spuogų ir randų, kuris drėkina riebią odą ir taip pat reguliuoja odos riebalų liaukų išsiskyrimą. Mažina paraudimus, suvienodina odos toną ir mikroreliefą. Ketvirtas žingsnis tai yra gelis veido odai linkusiai į aknę, tai yra biokompleksas. Tai jis jau turi gan plačią sudėtį aktyvių komponentų žolinių, jisai taip pat užkerta kelią aknės atsiradimui, mažina jos pasireiškimą, sutraukia poras, reguliuoja riebalinių liaukų darbą, palaiko epidermio ląstelių regeneracijų procesą. Tai jo sudėtis labai plati, nuo žaliosios arbatos ekstraktų, mentolį, šalavijų lapų, kindrožės ekstraktai. Ir tokie dar du papildomi žingsniai yra, tai
tos, ką mes šnekėjom, galima naudoti kasdien, ryte ir vakare, tai prausiklis, losijonas ir kremai, o šitie yra tokie kaip papildomi, tai yra valamasis meistras nosiai, švarios poros, tai jisai ištraukia inkštiriukus, išvalo veido odą, bet jį taip pat galima drąsiai naudoti ne tik nosį, būna naudoja ir ant kaktos, ir ant smakro, tai tikrai yra platus panaudojimas, tiesiog sutrikinti veido odą, užklijuoti pleistriuką ir jisai ištraukia tas poras. O dar geriausia yra naudoti, pavyzdžiui, po pirties, kada jos yra išsiplėtusios. Ir šeštas žingsnis tai yra veido kaukė nuo spuogų ir randų, kuri taip pat giliai valo odą, maitina, drėkina, stabdo inkštirų susidarimą, lygina epidermio mikroreljefą. Ir taip pat normalizuoja riebalų gamybą. Kaip ir minėjau, kad būtent kas vargsta su spuogais, randais ir inkštirais, reikėtų naudoti produktus, kurie būtent reguliuotų tas riebalinės liaukas. Tai būtų visa Master Herb serija, čia labai trumpai. Jeigu kažkas domintų plačiau, galima rašyti ar konsultantam, kas jūs pakvietė, ar man tikrai papasakos dar plačiau. Tai sudaro tokie kaip ir 4 pagrindiniai produktai ir 2 papildomi. Jeigu turit kažkokių klausimų, taip pat gali dabar klausti, ar kažkokių atsiliepimų, nuomonių apie šią seriją, gal kam teko išbandyti, naudoti. Matau, nieks nenori turbūt pasisakyti, tai jeigu viskas kaip ir aišku, tai tada šiandien pristatymą jau baigsiu, čia labai trumpai, kad neužgaišti laiko. Tai ačiū tada už jūsų dėmesį, ačiū, kad prisijungėte ir sakau iki.